Sveiki darbiečiai! Be galo malonu matyti tiek bendraminčių atvykusių iš visos Lietuvos. Šiandien čia susirinkome, nes esame tie, kurie nebejingi Lietuvai. Esame tie, kurie negali susitaikyti su sergančia Lietuvos teisinė sistema ir žmogaus teisių pažeidimais. Leiskite prisistatyti. Esu Benas Cechanavičius, jaunimo organizacijos darbas pirmininkas. Ir norėčiau pradėti šį mitingą Lietuvos himnu. Šiandien čia Lukiškių aikštėje susirinko šimtai žmonių iš visos Lietuvos. Tai Alytaus rajono, Pagėgių, Radviliškio, Alytaus miesto, Kauno rajono, Tauragės, Jurbarko, Mažeikių, Vilniaus rajono, Pasvalio, Kauno miesto, Varėnos, Ukmergės, Prienų, Panevėžio miesto, Kelmės, Rokiškio, Kazlų Rūdos, Anykščių, Vilniaus miesto, Druskininkų, Kėdainių, Kretingos, Jonavos, Švenčionių, Lazdijų, Rietavo, Telšių, Šiaulių miesto, Palangos, Šiaulių rajono, Akmenės, Raseinių, Pakruojo, Vilkaviškio, Trakų, Joniškio, Ignalinos, Zarasų, Panevėžio rajono, Šakių, Biržų, Radviliškio, Klaipėdos rajono, Molėtų, Šalčininkų, Kupiškio, Utenos, Šilalės, Šilutės, Visagino, Plungės, Marijampolės, Klaipėdos miesto, Širvintų, Kalvarijos, Birštono, Skuodo, Kaišiadorių ir Elektrėnų. Taip pat su mumis šiandien ir mūsų Seimo nariai. Leiskite juos pristatyti. Viktoras Fiodorovas, Valdas Skarbalius, Petras Čimbaras, Kęstutis Daukšys, Ričardas Sargūnas, Vilija Filipovičienė, Valentinas Bukauskas, Virginija Baltraitienė, Zita Žvikienė, Darius Ulickas, Petras Narkevičius, Jonas Kondratas, Sergej Dmitrijev, Gediminas Jakavonis bei Larisa Dmitrijeva. Nagi, ir pirmąjį sceną noriu pakviesti žmogų, kuriam teko būti pačiame įvykių sūkuryje ir užimti partijos pirmininko vadovo postą vienu iš pačių sunkiausių jos egzistavimo momentų. Kviečiu kalbėti darbo partijos pirmininko pavaduotoją, Seimo narį Kęstutį Daukšį. Labą dieną visiems. Ačiū, kad susirinkot iš visos Lietuvos čia, į centrinę Vilniaus aikštę. Iš tikrųjų,
geriau būtų galbūt vasarą prie ežero į sąskrydį, bet šiandien yra toks momentas, kada mes turim susirinkti ne pasilinksminti, turim susirinkti ginti savo partiją. Ir šiandien čia, šioje aikštėje, yra fronto linija ir jūs esate to fronto kareiviai. Nes jau kiek laiko darbo partijos byla, juodoji buhalterija, visi kiti dalykai ir visi kalba, lyg tai būtų kalba apie popieriaus lapą. Bet tai darbo partija ne popieriaus lapas. Darbo partija tai mes visi, jūs, aš, Seimo nariai, tarybų rajonų nariai, paprasti partiečiai, kurie paaukojo savo laiką, savo idėjas, savo darbą tam, kad ta partija klestėtų ir būtų tokia, kaip yra šiandieną. Aišku, aš suprantu, kad daugam Lietuvoje ta mūsų partijos stiprumas yra kaip rakštis, bet mes ir esam todėl tokie stiprus, kad žmonės mumis pasitikė. Ir šiandien noriu jums pasakyti, jokie brangiausiais samdomi advokatai mūsų neapgins, jeigu mes neapsiginsim patys. Todėl jūsų buvimas čia yra pats svarbiausias dalykas. Ir tikiu, kad tik mūsų vienybė ir mūsų susitelkimas padės šitoj mūsų sudėtingoj situacijai įspręsti bylą ir įspręsti mūsų reikalą taip, kaip žmonės tiki, kad būtų padaryta. Todėl šiandien aš ilgai nekalbėdamas pasakysiu kelias dalykus. Pirmiausia, turim palinkėti Viktorui sveikatos. Taip? Sveikatos! Stiprybės! Gerai. Antras dalykas, mes turim savo pasilinkėti patys. Stiprybės ir susitelkimo būnant šitome nelengvame fronte, kurį mes patys šiandien atidarėme. Linkiu visiems partiečiams stiprybės, jėgos ir vienybės. Darbo partija yra jėga. Jėga! 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 Sėkmės! Tryliktosios vyriausybės ministras, vienas labiausiai patyrusių darbo partijos narių. Žmogus, kuris niekada nekelia balso, mandagus ir su savo bičiuliais, ir su politiniais oponentais. Gerbiama Vilniaus apygardos teisėja turėtų daug ko pasimokyti iš šio gerbiamo Seimo nario ir mūsų partiečio. Į sceną kviečiu darbo partijos pirmininko pavaduotoją Seimo narį Joną Kondratą. Labą dieną, mėly, gerbiami bičiuliai, nepagailėję brangaus laiko ir atvykę bendram reikalui kovoti už mūsų partiją, kuri norima neteisingai sužlugdyti. Jūs atvyko čia. Ačiū labai. Ir aš šiandien prieš jūs norėčiau pasidalinti savo keletą įspūdžių, kur man teko 5 posėdžiuose dalyvauti, o ypatingai mane pritrenkė vasario 25 dieną teismo posėdžio pirmininkės elgesys. Daugelį pritrenkė ir čia stovinčių žmonių, kurie atvyko iš Šiaulių, iš Anykščių ir kito Lietuvos kampelių paklausyti, kaip tas vyksta posėdis. Ir mums buvo neleista dalyvauti posėdyje. Teisėja pakeltų tonų ir grasinančių tonų paprašė išeiti iš salės, kur buvo skirta tikrai gal tik teisėjai gali keli sėdėti, gal te 20 žmonių telpti, o buvo susirinkę per 200 žmonių ir buvo visi išprašyti, negalėjo klausyti teismo posėdžių. Negana to, jau kai visi paklusniai palikom posėdžių salę, keiščiausias ir aukščiausias nihilizmas buvo ir man nesuprantama, kai 22 metus mes gyvenom, virš 22 metų nepriklausomai Lietuvoje, salė buvo užrakinta. Nuo ko ji buvo užrakinta? Nuo mūsų piliečių. Kam rakinti? Tai jeigu yra skleidžiama per spaudą, kalbama, kad viešumas, turi būti skaidrumas,
Taigi, turbūt vieną kartą geriau išgirsti, negu 100 kartų perskaityti. Leiskim žmonėm paklausyti, kaip vedamas teismo posėdis. Jis vedamas, kaip ir minėjau, 5 kartus dalyvavau vienašališkai, neleidžiant mūsų įtariamiesiems, mūsų partijos, kaip sakant, juodąją buhalteriją pasisakyti, tik leidžiamo valstybės kaltintojams pasisakyti. Aš noriu, mėly bičiuliai, mano įstojimo tikslas tas: atvykite, padalyvaukite posėdžiuose ir pamatysite, neįmanoma perduoti, ką spauda perduoda visiškai vienašališkai. Teismo posėdį, kas dalyvavo, čia aš matau yra dalyvavusių, visiškai kitokį vaizdą susidarė. Ir aš jūsų prašau, mes turim vienintelį šauklį Lietuvoj, kaip tėvas Stanislavas sakė, kuris gina vidurinėje klasę, darbininkus, valstiečius, ūkininkus, žemdirbius. Tai mūsų partijos lyderis Viktoras ir jį nori sužlugdyti iš visų pusių, kiek įmanoma. Ir matom, visų gali pakirsti sveikatą ir jie šitą pasiekė. Bet jeigu mes visi palaikysim ir palinkėsim dar kartą jam sveikatos, jis vėl kaip Feniksas atgims iš pelenų ir ves mūsų partiją pirmin. Geros sėkmės, ačiū, kad jūs palaikote mūsų vadą. Ačiū. Ačiū gerbiamam Jonui. O dabar savo įspūdžiais pasidalins bei pateiks savo nuomonę apie viešumo nebuvimą teisininkė, buvusi Seimo žmogaus teisių komiteto pirmininkė, Darbo partijos Radviliškio filialo vadovė, Seimo narė Zita Žikienė. Labai diena, mėly draugai, bičiuliai, bendrapartiečiai, mėly Lietuvos žmonės. Esame čia tam, kad visai Lietuvai pasakytumėm, kad teismų sistema vis kiekvieną dieną darosi uždaresnė. Tai, ką kalbėjo Jonas Kundrotas, aiškiai parodo, kad mūsų byla, partijos byla, būtent partijos byla, yra politinė byla. Todėl aš noriu, kad visi garsiai šiandieną mes pasakytumėm: politinė byla, politinė byla. Politinė byla, politinė byla. Mėlieji, aš buvau tame pačiame teisme ir kai kartais žmonės man sakydavo, kad teismai yra uždari ir nusispjauna į kiekvieną žmogų savo sprendimais ir elgesiu, man kildavo iš tikrųjų viduje toks susipriešinimas, nes esu teisininkas ir negalėjau pagalvoti, kad šiandieną laisvoj Lietuvoj, jau virš 20 metų praėjus šitam laikotarpiui, pas mus teismai darosi vis uždaresni. Jūs paklauskit kiekvieno žmogaus gatvėje, jie pakartos mano žodžius. Todėl aš noriu dar kartą pasakyti, kad ką be kalbėtų mūsų teismų vadovai, ką be kalbėtų teisėjų tarybos pirmininkas išrinktas antrą kadenciją, paklausta žurnalistų jis pasakė, kad mes atplėšėme teismų duris visuomeniai. Keista ir gaila, jis sako, kad atplėšėm duris visuomeniai tam, kad užrakintumėm iš vidaus nuo visų mūsų žmonių. Tai, kas įvyko pirmadienį Vilniaus apygardos teisme. Mėlieji, kreipkimės dar kartą į visus teisėsaugininkus, į visus teisėjus ir aš noriu garsiai jūsų visų vardu paskaityti ir priminti jiems, kad mūsų visuomenė, mūsų žmonės ir mūsų partijos žmonės netylės. Dar kartą sakome: gerbiami teismai ir teisėjai, nepamirškite Lietuvos Respublikos Konstitucijos 117 straipsnio ir juo vadovaukitės. O jame paskelbta šitaip: visuose teismuose bylos nagrinėjamos viešai. Teismo posėdis gali būti uždaras žmogaus asmeninio ar šeiminio gyvenimo slaptumui apsaugoti. Taip pat, jeigu viešai nagrinėjama byla, gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį. Nėra jokių paslapčių. Teismas nori užsidaryti, kaip Vatikane konklavai, kur šiandieną galbūt jau pradeda rinkti popiežių. Teismai mūsų ne konklava. Todėl dar kartą noriu jūs visus pakviesti. Viešumo ir kad teismai pagaliau atsižvelgtų į žmogų. Ačiū Jums labai uždėmesį.
Be abejonės pritardamas gerbiamos Zitos Žvikienės žodžiams, noriu ir aš tarti žodį kaip jaunimo organizacijos darbas pirmininkas atstovaujantis daugiau negu 3000 narių. Iš tiesų, visą pastarąjį mėnesį stebiu teismo posėdžius vykstančius man už nugaros ir iš tiesų esu nepatenkintas. Esu pasipiktinęs teisiniu nihilizmu Lietuvoje. Man yra mažiausiai keista stebėti tokį nepagarbų elgesį tiek su kaltinamaisiais, tiek su į posėdį atvykstančiais žmonėmis. Ką kalbėti apie akivaizdų draudimą stebėti teismo posėdžius, kada teismo posėdžių salės yra nuolatos keičiamos ir sėdimų vietų skaičius jose tik mažėja. Dar daugiau, atvykusių žmonių teisėjų kolegija neišklauso, neleidžia pasakyti argumentų, kodėl jie nori stebėti posėdžius. O širkščiai, nepagarbiai ir nepamatuotai yra išvaromi iš atviro teismo posėdžio. Ir man galų gale kyla klausimas, ar tie teismo posėdžiai iš vis yra atviri? Nors būdamas jaunas žmogus, tačiau turėdamas savo pilietinę teisę reikšti savo nuomonę, bei matydamas tokius procesus, kurie vyksta su darbo partijos byla, galiu drąsiai pasakyti ir išreikšti savo nuomonę, kad ši byla yra politinė. Atvirai pareiškiu, kad aš ir visos organizacijos nariai neketina taikstytis su įsigalėjusiu teisiniu nihilizmu Lietuvoje ir ketina visais įmanomais būdais kovoti prieš iškreiptą teisinę sistemą Lietuvoje. Aš labai džiaugiuosi šiandien matydamas ir jaunus žmonės, studentus, kurie yra nepatenkinti, yra abejingi šiam politiniui susidorojimui, nėra abejingi politiniam susidorojimui, bei kartu yra pasiryžę stoti į kovą. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas jaunas žmogus nenorėtų ateityje gyventi tokioje valstybėje, kurioje žiūrint į šios bylos procesą nebelieka vietos objektyviems teisiniams demokratiniams principams. Na, o šiandien džiaugiamės, kad čia susirinko, kaip ir minėjau, šimtai žmonių iš visos Lietuvos. Labai svarbu išgirsti nuomonę ir iš įvairių Lietuvos kampelių. Tad noriu į sceną pakviesti darbo partijos Molėtų skyriaus pirmininką, gerbiamą Seimo narį Petrą Čimbarą. Labadiena darbiečiai, labadiena Seimo nariai, labadiena ministrai, viceministrai, paprasti žmonės. Stoviu prieš jūs paprastas žmogus, kuris irgi lankiausi salėje. Ir žinokite, toks gavosi kaip ir nemalaunumas, toks kaip ir, žinot, nuoskauda. Jeigu teisėjas salėje nėra kėdžių, tai geriau atneštų kėdę, bet neišprašytų mūsų žmonės, kurie yra atvykę iš tolimų kampelių. Mesgi atvažiavom palaikyti mūsų pirmininką. Teisiamas ne mūsų pirmininkas, teisiama mūsų partija. Teisime mes visi. Todėl, gerbėmieji, mes turime būti visi vieningi. Visi palaikyti vienas kitą, palaikyti partiją. Tai už tai labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien susirinkate, kad jūs nesat nebejingi. Ypač dėkoju jaunimui. Jau jaunimas, kovokite už tiesą. Gražinkite teisingumą Lietuvai. Nes jūs ir mes visi kartu tikrai pasieksime, nes mes kitaip būsime ignoruojami teisingumą ir mes niekada nepasieksime. Todėl linkiu, Viktorai, stiprybės. Jums visiems linkiu stiprybės, nes mes visi kartu, visa komanda tikrai atlaikysime visą šitą neteisybę. Už teisybę, gerbėmieji. Ačiū labai. Šio Seimo nario jums greičiausiai nereikia pristatyti. Kovotojas už teisybę, kovotojas už vertybės. Žmogus, kuris dažnai praleidžia progą patylėti, tačiau kuris drąsiai stoja ginti mūsų lyderių Seime, kai buvo sprendžiamas neliečiamybės klausimas. Ponas Petras Gražulis, prašom. Labadiena, mėly Lietuvos žmonės. Noriu čia kalbėti kaip politinis kalinys, kuris esu teistas sovietmečiu, kuris praėjęs sovietinės kagabistų sistemos persekiojimus. Ir kada aš išvydau, kada buvo atliktama krata darbo partijoje, pakraupau. Nors sovietmečiu
dalyvavęs esu kratomas, uždarytas į karcerius daugelį kartų. Ir galiu pasakyti, kad tokio įžūlaus, pažeidžiančio teisės žmogaus ir įstatymus kratos, kai buvo daroma su darbo partija, nepatyriau net sovietmečiu. Prisimenu, kada mano tėviškiai buvo vykdoma krata. Mano tėvas buvo išvažiavęs. Tai policininkai tėvo ieškojo gal 3 ar 4 valandas, nežiūrint, kad mes vaikai buvom ir buvo kaimynai ir atrodo galėjo pradėti kratą, bet kratos nepradėjo, kol nebuvo pristatytas į namus šeimininkas. Buvo pakviesti kviestiniai. Lygiai taip pat, aš prisimenu, kada su tikinčių teisėms ginti komiteto nario kunigo Zdebskio užmušto saugumo automobiliu važiavau rinkti parašus, kad būtų išlaisvinti tikintieji iš kalėjimų, iš tremties grąžinti vyskupai, sulaikė mane Šakiuose policija ir uždarė į karcerį. Bet automobilį paliko gatvėje, atrakintą mane išvilkė iš automobilio. Po to, kada padarė automobilyje kunigo Zdebskio kratą ir ten rado įvairios pogrindinės literatūros, aš parašiau tada į Maskvą raštą, kad tai yra provokacija, nes automobilis buvo atrakintas ir galėjai bent ko pridėti. Jūs įsivaizduokit, net tuo metu Maskvos generalinis prokuroras panaikina automobilio apieškos orderį. Sovietiniais laikais, klausykit, taip elgėsi kagabistai. Dabar, klausykit, išvaromi darbo partijos lyderiai ir šmonuojama 4 valandas darbo partijos būstinė. Kokioje mes valstybėje gyvenam? Ar tai teisinė valstybė? Ar jie neturėjo pasimokyti dabartiniai mūsų prokurorai ir teisininkai iš sovietinių kagabistų bent elementariausių laikytis procesų, kad nebūtų pažeistos teisės? Šiandien į salės išvaromi yra žmonės, kad nematytų teismo proceso. Kokioje mes valstybėje gyvename? Kur mes gyvename ir kur mes einame? Tauta seniai mato, kur eina Lietuva. O sukūrėme per 20 nepriklausomybės metų oligarchinę ir neteisinę valstybę, kur nebaudžiami tie, kurie išvogė Lietuvą, kur Vekso byla, kur Mailiaus byla, kur Mažeikių byla, kur atominės elektrinės iššvaistymo milijardinės bylos. Jų nėra, nes ten dalyvavo tų politinių partijų atstovai tose bylose, kas sukūrė šitą neteisinę sistemą. Kodėl procesai teismo yra derinami su politiniais įvykiais? Kodėl prieš pat Seimo rinkimų antrą turą perkvalifikuojamas kaltinimas į griežtesnį? Ar tai nematome, kad tai yra politikavimas? Pažiūrėkite, šiandien pasirodo priėmė teismą sprendimą. Kreipėsi prokuroras į teismą, kad neleistų darbo partijai ir tvarkos teisingumo partijai susijungti. Jie bijo mūsų. Teismai bijo žmonių. Štai kokioj mes Lietuvoje gyvename. Gerbiamieji, ar negėda tokioj teisiniai valstybėje gyvent? Bet teisingumas, kaip ir sovietmečių nugalėjo teisingumas, aš manau, nugalės teisingumas. Ir kad žmonių pasitikėjimas šioms politinėms jėgoms, kurios jungiasi, nuolat didės. Yra tais laikas, kai mes vieni būsime valdžioje ir teisime tuos, kurie šiandien teisė kitus. Ir bus nuteisti tie, kurie išvogė Lietuvą, kurie išvarė jaunimą iš Lietuvos, kur negauna darbo. Aš dėkoju jums, kad jūs atėjote, išdrįsote čia stovėti, nes galit būti taip, kad jūs būsit persekiojami, nes esate filmuojami, kaip sovietiniais laikais po mitingų buvo persekiojami žmonės. Aš manau, kad jums sėkmės, stiprybės, laikykimės. Teisingumas vėliau ar anksčiau nugalės. Sveikinu jūs visus susirinkusius. Į sceną kviečiu ilgametį aktyvų Raseinių rajono politiką, buvusi Raseinių merą, dabartinį Seimo narį Darių Ulicką. Labą dieną, gerbiami bendražygiai, bendraminčiai. Tikrai, dar
prieš eilę metų gerbiamas amžinatilsį prezidentas Algirdas Brazauskas yra pasakęs, kad ateina į Vilnių neeilinė asmenybė, stipri asmenybė, tai Viktoras Uspaskich. Ir reikia jį iš Vilniaus, iš Lietuvos išguiti. Gujo, neišgujo. Dėl to, kad esame mes ir aš manau, kad mes įrodysim, kad tikrai tik tai mes galime užtikrinti Lietuvos kaip valstybės demokratinę, teisinę ateitį. O kad byla yra politinė, jau yra įrodęs ir prezidentas Valdas Adamkus, kuris savo knygoje rašė, kad jisai pats kvietėsi prokurorus, nurodinėjo jiem, kokius priiminėti sprendimus. Taip, tikrai, manau, kad mes esame visi galinga, didelė jėga ir te padeda mums Dievas. Dėkui. Šiandien gerbiama Seimo narė Dangutė Mikutienė yra pirmose gretose ginant mūsų partiją, ginant mūsų lyderius. Jos atkaklumo, drąsos, ryžto galėtų pavydėti kiekvienas. Su jūsų visų palaikymu ir Dangutės kovinga dvasia mes pažabosime teisinį nihilizmą Lietuvoje. Kviečiu darbo partijos pirmininko pavaduotoją Seimo narę Dangutę Mikutienę. Sveiki, mėlėjai. Pirmiausia, tai aš jums noriu padėkoti, kad jūs esate darni, kovinga organizacija. Jūsų ryžtas, jūsų nusiteikimas, jūsų aktyvus dalyvavimas ir teismo posėdyje leido jums kiekvienam pamatyti tai, kas vyksta. Kitaip kaip kokiu cirku to negali pavadinti. Ir man labai įstrigo, kai iš Šiaulių atvykę garbaus amžiaus moteris, mūsų partietės, paklausė mane, sako, vaikeli, tai iki ko mes dabar čia nusiritom? Gėda. Gėda, kad tokie dalykai vyksta. Šiandien mes, rytoj gali būti kiti. Verslininkai, žmonės, eiliniai žmonės, įvairių organizacijų lyderiai. Bet kas, jeigu ne mes, politinė organizacija, turime apginti ne tik save, bet apginti ir juos. Dėl to šiandien yra šis mitingas. Mes artimiausių metų paleisime tinklapį politinėbyla.lt lietuvių ir anglų kalbomis. Mes parengėme išsamų kreipimąsi į ES ir Europos tarybos institucijas, kad visi galėtų pamatyti ir perskaityti tuos faktus, kas vyksta. Taip, mes siekiame, kad mūsų šalis būtų teisinga, demokratinė valstybė. Kiekvienas pilietis, kiekviena institucija ir organizacija turi teisę į teisingą, nešališką, objektyvų teismą. Teisėjas ir yra teisėjas, jis turi ieškoti teisingo sprendimo. Ir nenurodinės mums jokie prokurorai, kaip mums vykdyti savo veiklą, ką mums daryti, su kokiamis politinėmis organizacijomis jungtis. Tai gal parašykim visi 17 000 laiškus Verseckui, kaip mums pradėti rytojaus dieną, ką mums valgyti, kur mums eiti, su kokiu transportu važinėti. Gėda šitam prokurorui, gėda jam už jo veiksmus. Ir niekas taip neturi elgtis demokratinėje valstybėje. O jums, mėlieji, aš noriu pasakyti, jūs labai visi norėjote per mūsų rinkiminę kompaniją, kad pirmininkas atvyktų jūsų skyrius. Jis yra charizmatinė asmenybė, jis labai stengiasi apvažiuoti po kelis kartus visus skyrius susitikti su jūsų rajono žmonėmis. Šiandieną jūsų pagalba reikalinga. Ir jo širdies skausmas yra mūsų visų skausmas. Būkime vieningi. Ačiū jums labai. Į sceną kviečiu, ką tik iš šio teismo atėjusi darbo partijos pirmininko pirmąjį pavaduotoją, Seimo vicepirmininką Vytautą Gapšį. Labadiena, labai ačiū jums visiems, kad šiandien susirinkote palaikyti darbo partijos, kuriai norima susidoroti politiškai. Jūs šiandien turbūt jau girdėjote, prokuroras nenori leisti partijai vykdyti politinės veiklos, tai yra susijungti su kita politinė partija. Gėda prokurorui už tai.
Tokie veiksmai yra akivaizdus kišimasis į politiką dviejų partijų, kurios turi teisę veikti, kurios turi teisę apsispręsti, ką daryti ir nieko nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. Neleidimas joms veikti kartu, tai yra noras susilpninti Lietuvą, noras susilpninti Lietuvos politinę sistemą ir mes tikrai to neleisime. Mes neleisime, kad būtų tokiomis priemonėmis, neteisėtomis priemonėmis elgiamasi su darbo partija. Mes turime 17 000 narių, kurie turi kiekvieną savo teisę. Ir tik tais jie gali priimti, ar mums su ko nors jungtis, ar nesijungti. Tik tais partijos nariai suvažiavime, o ne prokuroras teismo salėje tai gali spręsti. Lietuvos įstatymai to niekada neleido. Prokuroro interpretacijos, aš manau, pažeidžia konstituciją. Ir mes tikrai kreipsimės į konstitucinį teismą, kad mums tai išaiškintų ir kad tokių nebūtų taikoma nei prieš darbo partiją, nei prieš bet kurią kitą. Todėl aš tikiu, kad visi kartu mes pasieksime geriausią rezultatą. Pasieksime geriausią rezultatą partijai ir svarbiausia valstybei. Ačiū Jums, kad esate, kad palaikote darbo partiją. Savo mintimis kviečiu pasidalinti pirmąjį darbo partijos frakcijos seniūno pavaduotoją, Seimo narį Petrą Narkevičių. Labadiena visi atvykę čia partiečiai, labadiena jaunimas, kurio matosi labai gausiai šiandien čia. Iš tikrųjų, diena ta turėtų, matant jūs, būti džiugi, bet dėja džiugesio yra nedaug. Tenka, aš pats irgi tiesiog noriu pasakyti savo įspūdžius apie tai, ką kalbėjo kolegos, apie tai, kaip teismuose vyksta procesai. Paskutinis tiesiog užmušė mane kaip Seimo narį, sakykime, kaip žmogų, kai žmonės ne tik tai buvo uiti iš Seimo, iš teismo, bet ir paskui jos buvo žakintos duris ir visi skaito, kad kokia čia yra problema. Tai ar tokio teisingumo mes iš tikrųjų siekiam Lietuvoje? Ar tai yra teisingumas? Galų gale visi kalba, kodėl mes tik dabar pradėjom rinktis. Mes iš tikrųjų tikėjome ir tebetikime, tai kad teisingumas Lietuvoje dar gali būti. Bet šitai, kas vyksta dabar, mes matom, perpildė visas taures, visas neteisybės taures. Todėl ir mes esam čia ir pasakėm, ir sakom visiems, ar Lietuvoje yra teisingumas? Ar mes sieksime jo? Ar mes dar kentėsime daugiau nei 7 metus kentėjom? Bet tai mes tą sakom visiems ir tegu visi tai išgirsta. Tiesiog noriu pasakyti dar ūkiškai šviesiai. Jeigu mes suremsime pečius, jeigu išgirsime vienus kitus, ateisim į pagalbą ir surėmę pečius eisime į priekį, mes pasieksime tą žodį, kuris vadinasi pergalė, kaip Viktoras rodo. Taip, kad eikim į tai, kad apginti savo teises, pilietinės teises, nepriklausomybės metu iškovotas teises, siekime to ir laikykime savo rankose tiek partinį, tiek valstybinį, tiek galų gale pilietinę pareigą. Laikomės susiėmę už rankų. Ačiū Jums, kad Jūs čia ir tikiuosi, kad Jūs išgirsite kvietimus, kai dar reikės atvykti artimiausiu metu ir dalyvauti palaikant vieni kitus. Ar sutarėme? Ačiū Jums visiems už dalyvavimą. Gerbiamieji, o dabar noriu Jums visiems paskaityti mitingo prieš ydingą ir iškreiptą teisinę sistemą Lietuvoje politinę deklaraciją. Mes, mitingo prieš ydingą ir iškreiptą teisinę sistemą Lietuvoje organizatoriai ir dalyviai, neketiname toliau taikstyti su teismų savivalė ir žmogaus teisių pažeidimais Lietuvoje, kai 7 metus pasitelkus valstybės institucijas yra draskoma ir žlugdoma politinė organizacija darbo partija, nesuteikiant jai jokios galimybės apsiginti nuo koordinuoto puolimo. Todėl pažymime, kad darbo partijos bylos medžiagoje nėra jokių darbo partijos lyderio kaltės įrodymų, o 150 tomų partijos bylos didžiąją dalį sudaro slapta į partiją infiltruotų asmenų suklastoti dokumentai.
Teismas darbo partijos byloje nepriima sprendimų, kurie padėtų objektyviai išnagrinėti bylą, nes tendencingai ignoruoja darbo partijos lyderių prašymus atlikti darbo partijos byloje esančių nepatikimų ar net suklastotų įrodymų ekspertizę. Teisinėje demokratinėje ES valstybėje nėra vietos žmogaus teisų pažeidimams, o suinteresuotos politinės grupės, veikdamos koordinuotai su teisėsaugos institucijomis, neturi teisės grasinti uždaryti 17 000 narių vienijančių politinę organizaciją. Politinė partija yra bendrai mąstančių ir veikiančių žmonių organizacija, todėl ne tik lyderis, o ir kiekvienas jos narys yra atsakingas už jos veiklą. Ir pareiškėme, mes, 17 000 darbo partijos narių, visiškai solidarizuojame su darbo partijos lyderiu. Neketiname taikstyti su tokiomis teisinio nihilizmo apraiškomis Lietuvos teisinėje sistemoje, bei kartu su darbo partijos lyderiais prisiimame visišką atsakomybę už darbo partijos veiklą ir prašome skirti mums tokią pačią bausmę darbo partijos byloje. Taigi noriu paklausti jūsų visų, ar palaikote šią deklaraciją? Ačiū Jums, tuomet ji bus išsiųsta visoms žmogaus teisės ginančioms Lietuvos, ES ir pasaulio organizacijoms, visoms pagrindinėms ES institucijoms. Iš tiesų šiandien dar sykį įrodėme, kad vieningi ir stiprus mes esame. Dėkoju visiems atvykusiems, išdrįsusiems tarti griežtą ne teisiniam nihilizmui ir nežmoniškumui. Dėkojame, kad buvote kartu tokią svarbę visiems akimirką. Parveškite į savo miestus, rajonus, kaimų žinę, kad darbo partija niekuomet nesusitaikys su neteisybė ir žmonių niekinimu. Ačiū už jūsų palaikymą. Na, o dabar, gerbiami Seimo nariai, jūs kviečiu pabendrauti su atvykusiais, taip greitai nesiskirstyti. Sėkmės jums visiems. Net ir kampas lygos